aikštėje jau pasirodo atvykę mūsų svečiai. Tai yra, kaip ir minėjau, finalinis etapas, kuris finišuoja čia Alytuje. Lietuvos motociklistų klubo finišuoja čia Alytuje. Taigi atvyksta virš 200 motociklų čia į Alytaus centrą. Motobrolio paramos ralis 2025 finalas ir į sceną noriu pakviesti Motobrolio paramos ralio organizatorius Lietuvos motociklistų klubo narius Virginijų ir Nerijų. Sutikim aplodismentais. Taigi, Virginijus ir Nerijus kviečiami į sceną. Praleiskit. Kur jūsų herojus, va, ateina? Paplojam! Ir balsų negalim, tai teisingai. O? Taigi, kaip ir minėjome, šiandien smagu yra tai, jog Alytuje būtent finalas Lietuvos motociklistų klubo organizuojamas Motobrolio paramos ralis 2025 finalinis etapas čia Alytuje per Moto Alytus pirmąjį sezono atidarymą, kuris jau tuoj nesibaigs dar, bet taip, čia taip turim scenoj mūsų brolius, žodis jiem, prašau, imkite mano trubelę, geriau veikia. Gerą dieną, Alytus. Kaip girdėjot, mūsų jau pristatė, kas čia įvyko finalinis Motobrolio paramos ralis. Kas tai yra? Labai trumpai. Matot rankose kanistrą. Važiuojam, praktiškai atvažiavom iš visos Lietuvos ir tas kanistras yra skirtas paramai. Mes renkam paramą nukentėjusiam žmogui. Virgilijus, kaip žinot, dviratė transporto priemonė nėra pats saugiausias dalykas, kiekvieni rizikuojam, vieniem nepasiseka, bet mes savų, kaip sakoma, nepaliekam bėdoj. Tai iš manęs tiek. Dar kartą labą vakarą. Šiemet labai gražiai sutapo, kad toks gražus atsitiktinumas, kad mūsų herojus Motobrolio yra iš Alytaus. Ir šiemet mūsų finišas jūsų gražioji moto atidarymo šventėje. Virgilijus pernai pateko į autoįvykį, neteko kojos ir šiaip žiūrint dabar iš šono, tai jam jau sakau, tu per sveikai atrodai. Tai džiaugiamės dėl to, kad iš tikrųjų sveiksta, bet yra padariniai, kurie visą gyvenimą dėja liks. Tai va, tai šiemet Motobrolis yra 14. Pirmasis Motobrolio ralis buvo 2012 metais ir šita kanistra kartu su mumis važiuoja jau 14 metų. Šitą kanistrą šiemet perduosim Virginijui, jis turės iškratyti viską, kas joje yra ir ją grąžinti mums. Deja, bet kitais metais Motobrolis irgi bus, nes taip jau gaunasi, kad tų herojų vis tiek atsiranda. Tai norėčiau palinkėti visiems gražaus saugaus sezono ir tikrai norėčiau, kad vienais metais kažkada šita tradicija šito ralio tiesiog pasibaigtų. Tai to linkiu visiems saugaus gražaus sezono. Ir dar noriu pasakyti, kad šitas kanistras kokį pusvalandį dar bus pas mane, tai visi, kurie norit uždirbti karmos taškų, prieikit, įmesit paramą pinigais, kuri bus perduota Virgilijui. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir padėkoti mūsų rėmėjams, įmonėm, kurie jau stabiliai keli metai iš eilės remia šitą renginį ir šitos lėšos jau beveik Virgilijaus sąskaitoj, iš mūsų banko išėjo, į jo banką netėjo, tai tikėkime, kad nereikės aiškintis, iš kur ta suma ir kaip ji ten atsirado. Tai va. Bet turėtų viskas būti gerai. Tai ačiū ir laukiu visų prie šito kanistro.
Ačiū motobroliam ir dar taip pat į sceną noriu pakviesti Alytaus miesto savivaldybės vicemerą Bronių Bieliauską, kuris įteiks motobroliam ir Alytaus miesto mero taurę. Labą dieną visiems, labai smagu, kad apsilankėte Alytuje, nes likusi dalis turbūt čia yra pagrindė svečiai, nes miesto žmonės nuo ryto buvo šventė, šiek tiek įsiskirstė, bet vis tiek yra mūsų čia nemažai. Alytus yra išskirtinis miestas labai daug prasmėm, žalias miestas, gražus miestas, turim merą tokį, bet miesto vadovai visi trys, kurie dirba savivaldybėje, irgi yra šitos bendruomenės atstovai. Visi trys važiuojame motociklais. Tai iš tikrųjų labai suprantame bendruomenę, palaikome ją ir kada išgirdome, kad organizuojamas toks renginys, kada moto bendruomenė, Alytaus moto bendruomenė pranešė, kad nori tokį dalyką daryti, mes buvom iš karto visi už ir prisidėjom prie šito renginio. Ir tikimės, kad šitas renginys išaugs tikrai į labai kasmetinį didelį renginį ir tikiuosi, kad jūs visi apsilankysite kiekvienais metais. Ir kaip sakė moto broliai, norėtume, kad gražus renginiai vyktų tikrai kiekvienais metais, bet skaudžios nelaimės jos kažkada baigtųsi. Ir kad mūsų bendruomenė, motociklistų bendruomenė saugotų turbūt tas kažkas, kas viršuje, saugotume patys save, saugotume vieni kitus, tai linkiu visiems saugaus važiavimo ir kągi, gražaus vakaro ir saugiai grįžkit namo. Ir taurė nuo mero. Taigi, Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio taurė keliauja į motobrolių rankas. Išskirtiniai kadrai. Dėkojame Lietuvos motociklistų klubo nariam, dėkojam visiems prisidėjusiems prie šios akcijos ir žinoma, linkim, kad ateitų tas sezonas, kada nebereikės tokios akcijos. Saugių visiems kelionių. Ačiū dar kartą ir, kaip girdėjot, dar galite į šį kanistriuką tikrai įmesti vieną kitą euriuką. Ir ne vieną kitą, galima taip, ir netgi keliasdešimt, ir kelias šimtus, net kelis šimtus. Gerai, ačiū jums, ačiū, na ir kol dar moto broliai čia kažkur tai klajos ir jūs galėsite prisidėti prie šios akcijos, tai aš į sceną dar noriu finaliniam akordui irgi pakviesti čia AC/DC Project.
ACDC Project Svilnos. Puikios nuotaikos, geros šventės jums. Ačiū Vidus, ačiū. Ačiū Tim.